Sveiki, hebrytė. Pagaliau nusprendžiau patestuoti tą X-Drive šitoj F-Key. Ir biški jau praėjo laiko, tai kaip matot, orelis sugedus, nieko nėra. Nu bet gal tai dar geriau, nes balos visur purvas. Keliukas šiaip paprastas, bet galima ten sulyst giliau į mišką. Tai nežinau, jeigu viskas bus gerai, tai sulysiu giliau į mišką, pasistengsiu nesulaužyti bamperių, bet jau kai bus, tai bus. Bijau žodžių pastrikti, tai pasikviečiau savo gerą draugą. Atik čia. Susipažinkit, čia yra Dominikas, AK Safety Car LT. Pafollowinkit čia jo Instagramą, paliksiu, pafollowinkit. Jeigu reikia pagalbos, tai atvažiuoju, jo? Jo, atsinaujinau, antrą mašiną. Tai ana biškį techanierų, tai nusipirkau kitą tiesiog. Žodžiu, jeigu pastrigot kažkur miške, jeigu akumus išsikrovė irgi atvažiuoju, jo? Viską, padangą nuleido, boosterį turiu, viską turiu, tam rasime, prisipūst kompresorių nešiojimą. Tai va, jeigu reikalaujate pagalbos miške, kelyje, rašykite į Instagramą, žmogus atvažiuoja, padeda, va toks va žmogus. Vilniaus rajone, jeigu kažko, jeigu negaliu, pavyzdžiui, tai surandu pagalbą, nes turiu pažįstamą aplink tikrai visur ir aplink visą Vilnių turiu pažįstamą. Bijau biškai gal buferius aplaužyt. Rimtesnis balas prasidėjo.
kažkokią palą. Nepatikrinau gylį. Tikriausiai chujovai. Down body. Kaip ir negiliai, bet nežinau, ar bumperį nekabinsiu, kai ant šito ledo lipsiu. Блядь. Похуй, банда. Pasikapstom pusnį. Labai norėjau surasti pusnį tokį gerą, tai nepravažiuotą keliuką suradom. Gerai. Dugno konkrečiai. Ant dugno snieg. Prisibazarinau, kad visur pravažiuojam. Radau tokią pusnį, kad vapšė. Prisižaidėm. Gerai, kad kilpą pasiėmiau. Taip ir žinojau, kad gali kažkas atsitikti. Remba, vat trūksta geometrijos. Būtų biškiai aukštesnė, būtų viskas gerai. Privažiuosiu, užkabinsiu man. Gerai. Gerai, dėdė. Tai aš taip ištrauksiu. Ką aš, ble? Galim bandyti. Nori, galim bandyti. Ne? Sėsk vairą. Ne.
Pas mane čia savas miškelis mašinui. Kvepia eglutėm. Čia naujas kvapukas. Nereikės sustot! Dar atgal. Dar atgal. Užsadinom. Linksmybės. X-Drive'as gali, bet reikia biškį nebijot gaziuko paspaust. Nes ten, kur kybam ant dugno, ten reikėtų iš greičio važiuoti, o aš, biškį myžnius, man gaila mašinos, taigi mano mašina. Todėl atsargiai važiuoju ir užsikasiau vienoje vietoje. Bet mane atgal patraukė, čia matėt vėl užsikasiau, bet atgal pirmin, greitis, bamsio, išlėkiau. Tai biškį geometrijos trūksta. Bet čia, aišku, čia sedanas, ko norėtų. То мы обратно едем. Нет. Не подпирай, назад отъеду. Если мы дальше не поедем. Man atrodo, kad čia bus žopa buferiui, kad net nebandyt. Ne, čia čiūjų be šansų. Čia ne, tu pakabinsi čia buferį. Tu, jeigu važiuosi normaliai, tai vis tiek nuslys. Kaip mato, čia vapšė be šansų važiuot. Nes kaip be aš nevažiuočiau, tai nuslysiu ir aplaužysiu visus bumperius. Apsisukinėjam ir judam atgal. Čia užlindom. Bля. Aš tą medžią perlipsiu? Aš čia jų neperlipsiu. Arba apsisukom, važiuojam atgal pro tą pievą, kur mes pradintom ir grįžtam normaliais keliais, kaip atvažiavom čia. Jau man biški baimė ėmė, nes čia sulindom į mišką ir į vieną pusę pravažiavom, ten iš vis kelio nėra, išvažiuosim. Į kitą pusę pavažiavom, čia medis. Galima rizikuot, bet neaišku, kas bus toliau. Galima ant slenkščių pakeipt, nu žodžiu. Tikriausiai lieka grįžinėt atgal, nežinau, ką daryt. Tai spręsim. Per kairį yra viena. Tai bandom tenai? Per giliai jau įlindom.
Nu, nekišk man į burną, atrodo kaip... Mikrofonas. Atrodo ne taip. Mikrofonas. Раз это харбат, чем сортивка ходит. Linksmai pasivažinėjom. Linksmai. Linksmai maštai, jo. Trūko biškai. Dominikai gal buvo biškai liūdnoka paskui mus čia slankiot. Aš vieną momentą labai supanikavau, nes, karoči, užvažiavom. Iš vienos pusės atsirėmėm į tupiką, iš kitos pusės į medį, kur važiuot, kaip sugrįžt. Ten, jeigu grįžinėt atgal, tai vėl tas pusnis, kur biškai užsikapščiau. Nu, bet nieko. X-Drive'as zašibys, man patiko, gerai važiuoja, trūksta mašinos geometrijos, bet čia jau ne X-Drive'o bėdos, čia bėdos sedano, koks durniukas su sedanu važiuos į offroadą, dar su M-Paku, nu, ką pasakysi apie X-Drive'ą? Ką žinau, važiuoja, kad žiema, gal jeigu aukštesnė būtų, tai būtų geriau gal. Bet šiaip normaliai. Važiuoja, Tai va, važiuoja. ačiū Jums už dėmesį, satikit laikus, rašykit komentarus. Jeigu daugiau norit pamatyti Dominiką, tai rašykit, aš noriu jį ištemti būtent į jo offroadą, kur jisai ten kažkur jau laksto, nes, nu, jam čia tai buvo tiesiog pasivažinėjimas ir išlupt vieną kartą vaiką iš pusnies, tipo. Buvo linksma. Ačiū. Ačiū. 10 eurų.